Sveiki visi, čia aš vėl Jonas ir šiandien mes filmuosim naują video, kaip aš negaliu paliesti bušų, tai yra žolių. Va šičia yra, showdowno mapas, solo 2 ar 3, nesvarbu, bet negaliu paliesti tų žolių. Tai va, bandysim tokį, tai va, nežinau kaip seksis, bet jei tik paliesiu, video iškart baigsis. Tai va. Ir dar neprisistačiau, aš Jonas, šiandien nebus Justo, bet gal kitam video bus jau Justas, jau gal bus kitam video ir Justas, pažiūrėsim dar. Bet jau sakau, jau greit ir jis bus, prisijungs. Tai va, aš galvoju gal pažaisti su Bele. Gerai, galim pradėti pirmą mečą. Nežinau kaip seksis, bet jei ilgai nepaliesim žolių, tai tiesiog nustosim, nes aš žinau, kad įmanoma nepaliesti jų tiesiog filmuot, bet mes nefilmuosim visą dieną, tikrai. Ok, aš taip turiu atsargiai. Ok. Aš tiesiog taip bijau paliesti. Aš turėsiu aplinkui vaikščioti. Ačiū, kad pahilini. O, nu. Katinukas. Ui. Nais, katinukas, vos gyvas. Oi, katinukas mirs. Oi, ne, žiūrėk, Edgaras pabėga. Gerai. Ai, blema, ką aš padariau. Jo, ir aš iškart miriau. Ir katinukas tiesiog šokinėja. Jis tiesiog šokinėja. Neapsimoka tai daryti. Ir reik biški susikaupti, nes aš nenoriu visą laiką pralaiminėti. Tai reik, nes kažkaip dabar nelabai gerai sekasi. Ne. Okei, jie mažai gyvka. Vat, o kada atsisponins tas kitas žaidėjas? Katinukas. Bro, nežinau, karočią, nesvarbu. Gerai, žaidžiam gal su... Plemba. Nežinau, su ko žaisti. Palaukit, reikia peržiūrėti mečą, nes aš tiksliai nesu įsitikinęs, kad aš nepaliečiau bušų, bet aš jums nerodysiu, kaip aš peržiūrėjau. Tai peržiūrėjau tą, kur aš žaidžiau ir pasirodo, ne, aš nepaliečiau žolės, bet jau beveik buvau palietęs, bet kažkaip ten nepaliečiau. Tai viskas ok. Gerai, aš jau galvau, kad aš paliesiu, bet viskas gerai, aš nepaliečiu, nes aš peržiūrėjau ir mačiau, kad tipo nepaliečiau. Tai aš dabar žaidžiu antrą mečą. Vėl pas mane katinas. Ok. Nes reik tiesiog nepamiršti, kad aš negaliu liesti žolių. Atsargiai. O, nu. Aš jau geriau mirsiu, bet nepaliesiu žolių. Nepaliečiau. Katinė, žaisk. Katinė. Man atrodo, mes vėl pralošim. Ir dar kaip mes pralošim, aš neįsivaizduoju. Ai, ne, žiūrėk. Ui, vos jos nepasnaipinu. Aš tiesiog... Ne. Šitas ne. Kai aš vienas likau. Aš tiesiog vaikščiosiu. Bet nepaliesiu žolių. Ui. Aš jau galvoju, aš paliečiau. Blema, nes čia taip sunku nepaliesti žolių. Dar kai čia yra belekiek, tu vaikštai ir čia tų žolių belekiek.
S. Okay. Jas, katinukas, žudyk katinę. Katinę žudyk. Gerai, mus kartu nužudė, bet viskas gerai, bent antrą vietą. Jo, mums kažkaip nelabai sekasi, tai gal paimsim kažką kito. Gal Byroną davai. Neturiu šių skinų. Nope. Gerai, tai šokam į trečią gėjimą. Tikiuosi bent kartą užimsim antrą arba pirmą vietą, nes kol kas ketvirtą ir trečią. Kažkaip nelabai sekasi. Nu, bet gal pasiseks, nežinau. Gerai. O, nu, ten Edgaras. Juk tu savo, aš bijau liest žolės. Aš bijau. Aš labai bijau. Džiam. Okei, ten pukuliukas. Jis vėl. Prašau, negazdinkit manęs, ne. Gerai, tai mes vėl užimėm trečią vietą. Ja. Aš nežinau, kodėl šiandien man taip nesiseka. Kodėl? Tai prašau, jūs praskaidrinkit man dieną. Paspauskite like, subscribe ir bandom pasiekti 60 followerių. Bandom. Tikėkime, kad greit pavyks, nes 60 followerių yra man labai daug. Okei. Aš čia atsisponiu. Okei. Kiek čia? Gerai, pasihilinam. Okei, aš paliečiau bušus. Pasirodo, šis iššūkis yra tikrai labai sunkus, bet aš darysiu antrą dalį, Taip, aš tikrai darysiu jums antrą dalį, kad jūs pamatytumėt, kad vis tiek įmanoma neliesti bušų labai daug laiko. Aš tikrai darysiu antrą dalį, nes čia labai sunku nepaliesti. Ir gausis labai trumpas video, bet nesvarbu. Būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir ate. Laukit Justo būtinai. Jis jau bus greit.